Pažinti Japoniją. Sušių restoranas Tokijuje. Šios lankytojos, valgydamos japoniškus patiekalus, gurkšnoja baltąjį vyną. Jis pagamintas iš išskirtinių japoniškų košių vynuogių. Gaivus rūgštumas ir subtilus aromatas puikiai tinka prie įvairių patiekalų. 2014-aisiais košių vynas tapo pirmuoju japonišku gėrimu, laimėjusiu aukso medalį didžiausiuose pasaulyje vyno apdovanojimuose surengtuose Didžiojoje Britanijoje. Šį gėrimą sukūrusi vyninė pastaruoju metu traukia žinovų iš viso pasaulio dėmesį. Žaviuosi jos pasišventimu sukurti tokios kokybės vyną šioje sudėtingoje aplinkoje. Kokia istorija slypi už šio pasaulinio lygio japoniško vyno? Netrukus ją sužinosime. Stebuklingas košių vynas. Šį košių vyną sukūrė Ayana Misawa. Ji vyriausioji Grace vyninės vindarė. Šioje nedidelėje vyninėje dirba vos 25 darbuotojai. Trylikos hektarų vynuogyne daroma viskas. Nuo vynuogių dauginimo iki vyno gamybos. Vyninė Grace įsikūrusi Jamanashio prefektūroje į vakarus nuo Tokijo. Čia veikia maždaug 80 vyninių. Tai garsus Japonijos vindarystės regionas. Labas, Matai, kaip laikaisi? Gerai, o kaip tu? Gerai, ačiū. Šioje vyninėje dirba ir iš kitų šalių atvykusių vindarių, norinčių išmokti Ayanos amato. Pablas Virgilitas atvyko iš garsios Argentinos vyninės. Ayaną pažįstu 5 metus. Susidraugavome, kai mokėsi su mumis Argentinoje. Košių vynas man padarė didžiulį įspūdį. Todėl panorau atvykti čia ir pasižiūrėti, kaip jis daromas. Studijos užsienyje taip pat buvo reikšminga Ayanos profesinio tobulėjimo dalis. Vindariai dalijasi informaciją ir draugiškai varžosi. Taip mes geriname savo įgūdžius. Todėl čia priimame ir stebėtojų iš užsienio, nors Japonijoje tai reta. Rugsėjo vidurys. Vyninėje lankosi belgų importuotojas Frankas Matejas. Jis jau 3 metus prekiauja košių vynu. Jis atvyko pasižiūrėti, kokioje aplinkoje gaminamas šis vynas. Lapai gana dideli. Taip, lapai ir kekės. Matot? Jos kitokios, labai didelės. Košių vynuogės labai stambios. Galiu vieną nusiskinti, taip žinoma. Ar jos valgomos? Taip. Tikrai, šita graži. Skani, saldi. Bet kol rinksime, dar turi praeiti kelios savaitės. Jos dar per rūgščios, taip. Košių japoniškos vynuogės unikalios. 2010-aisiais šią rūšį oficialiai pripažino Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija. Ayanos ir jos kolegų gaminamas vynas dabar eksportuojamas į 20 šalių. Franko siuntos nuolat keliauja pas klientus, tarp kurių yra ir aukščiausios klasės restoranų.
Europoje, ypač mano gimtojoje Belgijoje, geri virtuvės šefai įprastai ruošia vis elegantiškesnius patiekalus. Didelę įtaką daro Azija, ypač japonų virtuvė. Sušiai, sašimis. Šis vynas puikiai tinka. Štai kodėl jį renkuosi. Vyninė Grace tai šeimos verslas, įkurtas 1923-aisiais. Ayana vyriausioji ketvirtosios kartos savininko Shigekazo Misawa duktė. Vyninė nuo pat pradžių naudoja košių vynuoges. Tai seniausias mūsų vynas. Jį gamino mano tėvas. Čia vien košių vynai. Japonijoje vyndarystė užgimė XIX amžiaus 8-ajame dešimtmetyje. Pirmąją vyno partiją čia, Yamanašyje, pagamino 2 jauni vietiniai gyventojai, mokėsi Prancūzijoje. Jie naudojo košių vynuogių veislę. Per pusantro šimtmečio Japonijoje atsirado daugiau nei 200 vyninių. Didžiąją dalį jų vyno suvartoja patys japonai. Bet praeito šimtmečio 8-ajame dešimtmetyje Shigekazo Misawa košių vyną pabandė reklamuoti užsienyje. Žmonės nustebo sužinoję, kad Japonijoje daromas vynas. Skonis jiems nepatiko. Kai kuriems jis atrodė keistas. Bet pagrindinė bėda buvo ta, kad jie nieko nežinojo apie košių vynuoges. Dauguma Japonijos vyninių vynuoges perka ir tada iš jų gamina vyną. Shigekazo panoro atsisakyti šios praktikos. Vyndariai turi daugiau išmokti ir apie vynuogių auginimą. Norėdamas išmanyti apie vyną, turi domėtis ir žemės ūkiu. 2002-aisiais jis paruošė sklypą netoli esančiame Hokute. Ten jis sugalvojo įkurti nuosavą šeimos įmonės vynuogyną. Sakoma, kad čia ilgiausiai Japonijoje šviečia saulė. Vyrauja didelė dienos ir nakties temperatūros skirtumai, nes vietovė yra 700 metrų aukštyje virš jūros lygio. Todėl ši vieta puikiai tinka vyndarystei. Baigusi universitetą, Ayana nusprendė taip pat prisidėti prie šeimos verslo. Žmonės sakė, kad vynas neišraiškingas. Kažko trūksta. Bet mano manymu, jis turi užslėpto žavesio. Man tai namų skonis, ryšys su savo šaknimis. Be to, tai mano tėvo ir senelio viso gyvenimo darbas. 2005-aisiais Ayana žengė būsimos karjeros link. Išvyko studijuoti vynininkystės Bordo universitete Prancūzijoje. Pamenu, dėstytojas pasakė, vyndarystė prasideda nuo vynuogių ragavimo vynuogyne, o ne nuo vynuogių atsivežimo. Suvokimas, kad viskas prasideda nuo vynuogių auginimo, sustiprino Ayanos apsisprendimą prisidėti prie darbų vynuogyne, kurį užveisė tėvas. Didelė kliūtis buvo nedidelis cukraus kiekis košių vynuogėse. Dėl to vyne gali būti mažai alkoholio ir vynas bus nestiprus. Košių augintojai vynuogės visada augino horizontaliai suformuotomis šakomis, kaip įprasta valgyti skirtoms vynuogėms. Tada kiekvienas augalas gali užauginti kelis šimtus kekių.
Tiek daug vynuogių ant kiekvieno vynuogienojaus gali sugadinti skonį. Kažko trūko. Tik 16 laipsnių cukraus kiekis pagal Brikso skalę reiškia, kad dauguma vyndarių dėdavo papildomo cukraus. Bet Ajana norėjo išryškinti natūralų vynuogių skonį. Tad jis sugalvojo padidinti cukraus kiekį. Tikslas buvo 20 laipsnių pagal Brikso skalę. Ajana pabandė vynuogės auginti atžalas nukreipdama į viršų. Taip eksperimentavo jos tėvas, kol jis studijavo užsienyje. Šį būdą naudoja dauguma pasaulio vyninių. Taip vynuogės auga glausčiau, nei formuojant horizontalias šakas ir stiebiasi į viršų. Ant vynuogenojo telieka kelios dešimtys šakelių, todėl cukraus kiekis natūraliai padidėja. 2007-aisiais subrendo pirmasis košių vynuogių derlius, užaugintas vertikaliai, bet cukraus kiekis nebuvo toks didelis, kokio tikėtasi. 5 metus jis ir toliau buvo mažesnis nei užsibrėžti 20 laipsnių pagal Brikso skalę. Buvo sunkus metas ir fiziškai, ir psichologiškai. Kartais net norėdavau pasiduoti. Bet Ajana niekada neprarado tikėjimo mėgstamomis košių vynuogėmis. Kai jas apšviečia saulė, atrodo tarsi permatomos. Nuostabus vaizdas. Ieškodama įkvėpimo, Ajana Japonijos žiemomis lankydavosi pietinio žemės rutulio vyninėse ir kaupė patirtį. Ji pamatė, kad daugelis vyninių atitolo nuo prancūziškų tradicijų ir sukūrė savas technikas, tinkamas vietiniai topografijai ir klimatui. Ieškodama Japonijai tinkamo būdo, ji suvokė, kad didžiausia bėda – smarkios liūtys augimo sezonu. 2009-aisiais ji nusprendė išbandyti naują ypatingą auginimo techniką. Tai vadiname vagų sistema. Prinešame dirvožemio ir supilame į kaupus. Sustiprinamas drenažas. Taip vanduo tiesiog nubėga. Apie šią sistemą Ajana sužinojo iš Pietų Afrikos profesoriaus Kobuso Hunterio. Ši sistema dažnai naudojama auginant raudonąsias vynuoges. Pagerinus drenažą vynuogės gauna mažiau vandens, todėl juose padidėja cukraus kiekis. Nors tokia sistema retai naudojama vynuogėms, iš kurių gaminamas baltasis vynas, Ajana nusprendė ją išbandyti. Šios kraštutinės priemonės davė puikių rezultatų. Užauga mažesnis vynuogės nei įprastai. Dar vienas esminis skirtumas – didesnis cukraus kiekis. Po 7 metų vynuogės auginant vertikaliai, 2012-aisiais jie pagaliau pasiekė 20 laipsnių pagal Brikso skalę. Net apsiverkiau. Buvo labai jautru. Sustiprėjo mano tikėjimas košių vynuogėmis.
Košių vynas, pagamintas iš kitų metų derliaus, laimėjo aukso medalį tarptautinėme konkurse 2014-aisiais. Šio puikaus pasiekimo sulaukta 91-aisiais Grace vyninės veiklos metais. Mums tai didžiausias įvertinimas. Buvo reikšminga akimirka. Tapę geriausiais Japonijos vynininkais, supratome, kiek toli nuėjome. Ayana dabar įsitraukusi į darbą ir gamina išskirtinius japoniškus vynus iš kitų vynuogių veislių. Cabernet Franc – viena iš 5 europietiškų veislių, auginamų įmonės vynuogynuose. Šios vynuogės paprastai mėgsta sausumą, todėl kilo abejonių, ar Japonijoje jos derės. Australas vynininkas Matas Fraudas labai nustebo, kai paragavo vieno iš Ayanos pagamintų raudonųjų vynų. Paragavau Cabernet Franc ir pamaniau, kad jis nuostabus. Dabar pats gaminu šį vyną savo įmonėje, todėl norėjau atvykti ir pasižiūrėti, kaip šis vynas gaminamas čia. Matas nustebo dar kartą, kai pamatė vynuogynus. Man atrodo, įdomiausias dalykas yra štai ten. Jūs uždengiate merlo. Taip, nes Argentinoje ir Australijoje daroma atvirkščiai. Mums to daryti nereikia. Neturime pakankamai vandens, o jūs turite jo per daug. Taip, šiais metais mums tai labai svarbu, nes dėja šiemet labai lietinga. Naujovė vynuogyne – apsaugos nuo lietaus sistema. Plastikinė danga apsaugo vynuoges nuo gausaus lietaus. Ši daug darbo reikalaujanti priemonė taip pat apsaugo ir nuo ligų plitimo. Argentinietis vynininkas Pablas Virgilitas taip pat nustebo pamatęs, kaip čia rūpinamasi vynuogėmis. Kiekviena kekė atidžiai apžiūrima, o ligos paveiktos uogos pašalinamos. Reguliariai atliekamas darbas apsaugo nuo plintančių ligų, o vynuogės lieka sveikos. Vynuogynas puikiai prižiūrimas. Esu čia 2 savaites. Lijo beveik kasdien. Tačiau matyti, kad vynuogės sveikos. Argentinoje po tokio lietaus galime netekti viso derliaus. Nustebau pamatęs, kaip smarkiai jie rūpinasi higiena, prižiūri kiekvieną smulkmeną. Jie tokie kruopštūs. Japonijoje gerą vyną pagaminti sunku, daug sunkiau nei Australijoje. Todėl galiu tik pasveikinti Ayaną, kad ji gamina vyną tokiomis sudėtingomis sąlygomis. Rugsėjo pabaiga. Pagaliau pradedamas rinkti merlo vynuogių derlius, iš kurio bus gaminamas raudonasis vynas. Darbininkai ruošiasi nuimti derlių. Malonu, jei mūsų užaugintos vynuogės virsta žmonių mėgstamų vynu, o jei jis dar ir apdovanojamas. Vynuogės renkamos itin kruopščiai. Naudojamos nedidelės dėžės, todėl uogos nepažeidžiamos. Surinktos vynuogės vežamos į vyninę esančią už 5 minučių kelio. Čia vynuogės dar kartą kruopščiai atrenkamos.
Išmetame šitas raudonas. Raudonos neprisirpusios. Darbuotojai atidžiai patikrina visą derlių ir išmeta neprisirpusias uogas. Šis raudonasis vynas bus pagamintas tik iš geriausių vynuogių. Tai įtemptas darbas. Kartais šis procesas užtrunka daugiau nei 10 valandų. Septynios vakaro. Yra mėsos sriubos, jei nori. Darbuotojai padaro pertraukėlę ir pavakarieniauja prieš naktinę pamainą. Dar gali įsipilti sriubos, jei nori. Bet daugiau nieko kito nebeliko. Gerai. Ajana stengiasi pabendrauti su kiekvienu darbuotoju. Derliaus nuėmimo dienai baigiantis, rūšiuoti uogų ateina dar daugiau darbininkų. Atrinktos uogos su odelėmis sudedamos į talpyklas fermentuotis. Merlo, tokios pačios uogos, kokias ką tik atrinkome. Šios sultys sunkaus kelių mėnesių darbo rezultatas. Ir koks jų skonis? Neprisirpusios vynuogės gali turėti žolės poskonį. Jo čia nejaučiu. Tikras palengvėjimas. Bet dar liko daug darbo. Darbai tęsiasi iki 2 valandos nakties. Būtų šaunu kristi į lovą, neįsijungus žadintuvo. Bet pasibaigus fermentacijai, prasideda intensyvus reklaminis darbas. Kas mėnesį turiu keliauti į užsienį. Pasibaigus fermentacijai būtų gera užmigti žiemos miegu, kaip kokiai vynuogei. Šis įtemptas derliaus nuėmimo ir paruošimo laikotarpis tęsiasi nuo rugsėjo iki lapkričio. Spalio viduryje laikas nuimti košių vynuogių derlių. Būtent iš šios ypatingos japoniškos veislės gaminamas pasaulinio lygio vietinis vynas. Pagal orus ir vynuogių sunokimą, Ajana nusprendžia, kada jas rinkti. Pirmasis košių derlių šiemet. Prašau dirbti kruopščiai. Tikiuosi, derlius bus geras. Grace vyninės košių vynuogėmis žavimasi visame pasaulyje. Renkamos tik geriausios uogos, atsižvelgiant į jų išvaizdą, skonį, pojūtį. Baltasis vynas gaminamas fermentuojant tik sultis, todėl jos turi būti aukštos kokybės. Pradedam. Vynuogės įspaudžiamos lėtai ir švelniai, kad sultys būtų nepriekaištingos.
And at the Ir po dar 1 metų kruopštaus darbo, careful tending, the first Koshu pirmasis košių vynogių sulčių spaudimas praėjo sėkmingai. 本当に日本の天気 Japonijos orai nenuspėjami, わからない todėl džiaugiuosi, kad derlius nuimtas sklandžiai. よかったなっていうのと、あとは Bet šį sezoną turime surinkti dar 5 ar 6 partijas. 続くので、次のロットも Tikiuosi, turėsime daug puikių vynogių. していきたいなと思います。 This wine cellar Šis vyno rūsys buvo baigtas 2015-aisiais. casks are Statinės matured brandinamos at a controlled 15 laipsnių temperature of temperatūroje. 15 degrees Celsius. 私が Keista taip kalbėti, 変な話少し bet šis vynas pergyvens ir mane. 残っていくみたいなところがあって、なのでこう Štai kodėl tiek daug dėmesio skiriu brandinimui. 今作っているんですけども、時を経ることによって Tam tikros skonio natos priklauso nuo laiko. 思っていて、1年後とか2年後 Košių vynas geriausias bus ne po 1, 2, o po 5 metų. 後に飲んでさらに美味しくなってる Tikiuosi, skonis ir toliau gerės. あると思いますね。 In one corner, Viename vynuogyno kampe jau ruošiamasi būsimam košių vynui. Koshu wine have already begun. This plant Šiame sklype auga geriausių košių vynuogių atžalos. Koshu vines. Vyndariai この木を残そう atrenka vynuogės, tikėdamiesi išauginti geriausias. でそこでまたこう Atsiranda pokyčių ir puikių naujų galimybių. いろんなこう優れた記号をさらに選んでいって Tai nesibaigiantis procesas. 変化が生まれて、それでまた選んでいってそれもほんとずっと続いていく Atsiras unikalus, そうすると tik mūsų vynuogynui būdingas vyno skonis. というか、そういうのはすごい尊いことで Tai す。 svarbi užduotis. And rising to Ajana tokios atsakomybės ėmėsi siekdama aukštumų ever ir higher kurdama as she japoniškų works vynų towards the ateitį. future of Japanese wines. Tekstą vertė Rima Čeliauskaitė, redagavo Neringa Micutaitė, skaitė Marijus Žiedas, garso režisierius Jonas Petkevičius, įgarsinta LRT.